klausyk. Jurgi, tu gyvas? Jurgi, tu gyvas? Jurgi, tu gyvas? Jurgi. Aš gyvas. Sveiki visiems. Šiandien bus istorija, kur vyks po 20 metų Antano ir Jurgio mirties. Sau. Man įdomu, o kur Jurgis yra? O kur Benediktas pila? Atsimenu, kai dėdukas Jurgis pasakojo, kad kažkada su Antanu ėjo į vieną namą, iš kur nebegrįžo. Tada einame į dėduko namą. Pala, kur Benediktai, kur tu? Benediktai, kur tu esi? Kodėl šitaip tamsu namie? Kodėl šitaip tamsu namie, aš nesuprantu. Benediktai, kur tu esi? Einu paieškosiu Benedikto. Einam pas Benediktą. Aš einu kaip tik pas tave, Jas varo pas tave. Jas pas tave varau, tu žinai. Aš žiūriu per telefoną, kur yra Benediktas. Viskas. O, labas. Labas. Atsimenu, dėdukas pasakoja, kad dėdukas Jurgis ir dėdukas 20 metų vaikas. Aš atsimenu, kad mano dėduko vardas būdavo toks pat kaip to vaiko. Pas tave irgi buvo toks pat vardas kaip... Koks tau buvo dėduko vardas? Mano tai Jurgis. Tie vaikų irgi buvo vardai dėdukas ir Antanas. Man dėdukas. Jo. O, žiūrėk, sulčių radau. Pica radau. Davai. Aš pasiemu daiktą. Nu jo, galim pabandyti. Man tai patinka vaisius. Aš noriu, kad kai bus naktis, mes būsim be šviesų. Gerai. Kas čia? Kodėl čia viskas išmėtyt? Kur tu esi? Jo, pasijungiam šviesą. Oi, kaip tik aš įsijungiau. Aš einu šviesą jungsiu aukštai, kur yra. Jo, gerai. Kodėl toks tamsus oras lauke? Nežinau, manęs klaus. Nu gerai, aš tada einu čia. O, knygų, gal kokių knygų įdomių yra? Ne, nėra knygų įdomių. Tu į antrą aukštą eini? Gerai, aš irgi. Aš esu antram aukšte, labas. Kas čia?
Aš jungsiu visur šviesas, kad kai kitiems nebūtų baisu. Tūlikas? Aš ne tūlikas. Tūlikas. Atbūsiu. O, vandenį radau. Aha, aš jau turiu. O, žiūrėk, radau maisto. Radau kulkų. Man rodos, aš radau kažko įdomaus. Aš manau, pasakysiu, aš labai pavargau. Jo, Aš tu noriu pagulėti ant gulto. aš taip pasidėsiu. Girdi? Ką daryti? Išjungiam šviesas. Girdi? Mes išgyvent turim! Benediktai! Benediktai! Šičia už tavęs! Uždaryk duris! Uždaryk duris, Benediktai! Vai. Aš tūlikė. Taip, kai būnam prie langų. Tik man pasakojo dedukas, kad prie kitų namų vykdavo tokie dalykai. Kai pradėjai gerai bėgti, namai prasideda. Kam? Mūsų mama tik tais 3 nakties atvažiuoja. Nėra ryšio. Nepavyksta paskambinti. Laukiam. Ką man daryti? Jo, pro langą irgi. Gaila, kad aš turiu kulkų. Pirma reikia suvalgyti picą. Jis čia ateina. Žiūrėk, aš turiu. Aš tai jau pavalgiau. Ką darai? Bet jau čia taip viskas dreba. Baigėsi. Laukiam dabar. Jis išeina iš namų. Neik. Tu kur eini? Aš valgyt noriu. Va, kur jisai buvo. Jis ateina. Šiek tiek man gėrimų. Man 2 procentai. Aš reikia gert. Pas mane 29% gert. Aš noriu gert labai. Pas mane vienas. Vienas. Va, water bottle. Aš turiu. Uok. Va, numečiau. Gerk. Tik tais ne visą išgerk, pas mane irgi labai mažai. Vieną išgerk ir po to man duok. Viskas neliko, čia neįmanoma.
Bėgam. Vėl laukiam. Mes turim čia palaukti, kol jisai išeis. Prašau, palaikykite mūsų subscribe. O, Išėjo. jis išėjo. Palaukiam dar. Man irgi labai gerti reikia. Antra nakties, kad laukiau kokios trečios nakties. Čia gert reikia. Man labai gerti. Kažką be turiu. Reikia. Aš vieną turėjau. Aš pas mane 6-7. Tas. Jau. Ok, palaukiam, dar čia negalima eiti. Šimtukas. Gal čia vanduo veikia? Šimtai. Ne, vanduo neveikia. Palaukiam čia, kol jisai išeis. Tik. Čia aš paėmiau stik. Mes kol kas gyvi. Jo. Jis. Jis už lango. Aš galiu kiaurai pro langą praeiti. Čia nėra langų. Čia yra, važiuoju. Ai, jo. Pasirodė. Davai einam į apačią. Davai. Einam. Ką vadai? Greičiau viską sužiūrim, kol jisai neateina. Užrakint gali? Gal bėgam iš šito namo? O kodėl mama neatvažiavo? O. Nu, jeigu jums patiko šis video, būtinai palaikinkite, pasubscribinkite ir laukite antros dalies. Visiems viso gero.